Garsiajam Mocartui Čiurlionis patinka ir kaip kompozitorius, ir kaip dailininkas. Kviečiame ir jus susipažinti. Sveikas. Kuo tu vardu? Aš esu Wolfgangas Amadėjus Mocartas. O koks tavo vardas? Aš esu Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Aš kūriau daug kūrinių, gimiau romantizmo epochoje, gyvenau Austrijoje Zalcburgo mieste. Mano tėvas buvo Zalcburgo arkivyskupų kapelos smuikininkas. O ką tu apie save galėtum papasakoti? Aš kaip gimiau, man suėjo 5 metai, iš manęs vystėsi būsimasis genijus. Aš 14 metų įstojau į dailės mokyklą ir mokėjau jau groti fortepijonu. Mokytojas pastebėjęs mano gabumus į savo lėšų išleido mane mokytis į Varšuvos didesnę dailės mokyklą. Aš sukūriau 2 didelės simfonijos Jūra, miškas, taip pat parašiau daug knygų orkestrui. Aš pirmąjį savo meilę susiradau Vokietijoje, kai mes su tėvais išvykome koncertuoti. Tada aš, kai susiradau savo meilę, ji mane paliko, nes jos tėvas neleido man su ja draugauti. Ir tada jie išvyko gyventi į Prancūziją. Aš esu sukūręs Figaro vedybos, po to dar kartą man tėvas leido nunešti į koncertą natas. Ir kai jas nešiau, aš jas apkeičiau tėvo natas į savo. Ir tada koncerte grojo ne tėvo natas, o mano. Mano tėvas yra vargonininkas. Jis turėjo savo nuosavą muzikos kambarį. Kartą, kai tėvas grįžo iš darbo, aš rašiau prie stalo. Ir tėvas paklausė, ką tu ten rašai? Ir aš pasakiau, aš rašau muziką, kuriu muziką. Jis paėmė tą lapą ir pažiūrėjo, o tenais buvo vienos rašalo dėmės, vienur kitur kokia nata ir viskas. O tai sakė, tai man tėvas pasakė, sako, viskas gerai, bet sako, neturi būti čia jokių rašalo dėmų, o viskas turi būti tvarkinga. Ir po kelerių metų mane išleido į muzikos mokyklą. Ne išleido todėl, nes pamatė, kad aš galiu labai daug kurti. Ir daug sukūriau per savo gyvenimą apie 320 neįkainuojamų muzikinių kūrinių. Man pirmam piešiniuose pavyko sujungti dangų, garsus ir žemę,